Sveiki, šiandien parodysiu, kaip galima sukurti savo tokį maždaug 3D tekstą. Taigi pradedam. Pasirenkam naują lapelį ir rašom savo norimą tekstą. Iškart biškį reikia, kad raidės būtų juodos. Gerai. Taigi dabar einame Edit, Free Transform, arba paspaudžiam Ctrl T ir šitaip galim padidinti raidės. Gerai, spaudžiam OK. Taigi dabar šitą tekstą padarom struktūrais taip, tai galim padaryti, spausti ant kairės klavišo pilies ir dabar einam Edit, Transform ir Perspective ir maždaug padarom kaip aš šitą tekstą numažinam, šitą galim biškį padidinti, kaip gražiau atrodytų ir patį galim nuleisti žemyn. Taip, spaudžiam OK. Dabar šitą tekstą padarom kopiją, tai yra duplicate layer. Taigi spaudžiam OK. Ir dabar, kai padarom kopiją, keičiam spalvą. Taigi galim tai padaryti. Tai pažymim raidės, tai spaudžiam ant Ctrl ir spaudžiam kartu ant pilies klavišo. Gerai. Taigi dabar sugrandint tool. Taigi dabar reikės man pasirinkti norimą spalvą ir sugrandint tool. Padarom tokią spalvą. Gerai, dabar einam Select, Deselect. Taigi, tai šiaip pas mūsų toksai tekstas. Tai dabar grįžtam prie originalų, ten buvo juodosios raidės. Taigi, dabar yra spaudžiam Ctrl T arba einame Image, Edit, Free Transform ir biškį pastumėm iš šoną, kad matytųsi kaip toks šešėlis. Galime lygti čia truputėlį. Ok, spaudžiam OK. Ir dabar šitą tekstą originalą, kai juodosios spalvos, padarom duplicate layer. Biškį reikia padaryti porą, kad tai gražiau išėjęs. Toks bus gražesnis efektas. Taigi šitą. Taigi, kai jau padarėm kopijas, tai reikia mums visas pažymėti, tai spaudžiam ant Shift ir pažymėm. Dabar spaudžiam Ctrl E arba einam į Edit ir atsiprašau, arba einam į Layer ir Match Layer. Taigi matom ir vėl pas mus yra šitas fonas, juodosios raidės ir šitą teksto kopiją. Gerai, dabar ten, kur juodosios raidės, einam į Blending Options ir pasirenkam Bevel Emboss. Taigi šį čia nustatom iki galo, kur yra taip, tai 1000% gal būna. Gerai, ir galim pakeisti šešėlių poziciją. Na gerai, ir biškį dar pakeisti kontūras, arba patys gali čia sugalvoti, arba iškart pasirinkti savo norimą. Taigi aš pasirinksiu šitą. Pavyzdžiui, toksai išėjo tekstas. Taigi, ačiū už dėmesį.